Sveiki! Šiandien norėčiau papasakoti jums apie žaliuosius kokteilius. Žalieji kokteiliai iš tikrųjų yra vienas iš nuostabiausių dalykų ir labai paprastai pagaminamų. Jums tai iš tikrųjų reikėtų tik tai turėti laukinių įvairiausių žalėsių, kadangi dabar vasara, tai žalumynų yra gausybė laukuose, miškuose. Svarbiausia, žiūrėkit, kad tai nebūtų augantis augalai prie takelių, kur vaikšto gyvūnai įvairūs, šunys, pavyzdžiui. Ir reikėtų turėti gerą kokteilinę, į kurią dedate įvairius vaisius ir žalėsius. Taip pat reikia užpilti vandenukų. Gerai suplakame ir geriame iš ryto. Tai yra vienas iš maistingiausių gėrimų, tai žalėsis kokteilis. Taigi, norėčiau jums parodyti, kokias žolės galite dabar rinkti. Renkame dilgėles, kurių gausu dabar. Patartina rinkti viršūnėlės, kad jose gausiau yra vitaminų, geležies. Nuplikyti tikrai nereikia, tiesiog dedate į blenderį ir viską sumalat. Žemuogės. Žemuogės turi taip pat labai daug naudingų medžiagų, mikroelementų, tiek pat kaip ir uogelės. Taip, sekantis yra karalienė pienė, kiaulpienė. Ji išvalo kepenis ir yra labai naudinga naudoti kokteiliuose. Taip pat šalpusniai, kurių gausu dabar. Rinkite kuo šviežesnius, jaunesnius lapelius. Avietė. Avietės galite ir su uogytėm. Patartina taip pat viršūnėlės skinti. Garšva, kurią taip pat rekomenduotina rinkti jaunesnius lapelius, nes subrendusios garšvos turi tokią aitresnį kvapą. Visą šitą žolytės jūs galite taip pat dabar jau pradėti džiovinti džiovintuvuose ar tiesiog ant pastogės sodybai. Ir žiemos metu jas sumalus kavamalę jūs dėsite į kokteilį ir jums bus nuostabiausias vitaminų šaltinis žiemą. Sode, darže, jeigu turite savo daržus, taip pat naudojame balandas, morkų lapus, ridikėlių lapus. Viską tą pat jūs galite taip pat naudoti į kokteilius. Taigi, skanaus jums visiems!